Ir šiandien aš jaučiu lygiai tą pačią baimę. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar nematei ženklo netrukdyti? Klausome? Will I finally get my food or not? Ar nematei ženklo netrukdyti? Man labai gaila, jūs ne čia pataikėt. Čia zoologijos sodas. Hipopotamų maitinimo skyrius. Aliu? Sveikiname. Jūs laimėjote specialų mūsų viešbučio prizą. Galite jį atsimti per 1 minutę. Laukiame jūsų registratūroje. Ačiū. We are sorry that you had to wait for our meals. Yeah. To make amends, our hotel is willing to give you 3-course dinner for free. Yeah. Please go to your door and you will find it after 5 minutes. Bon appetit. Thank you. Inga? Labas vakaras. Mes buvom informuoti, kad jūs ir jūsų vaikas labai mėgstat ledus. Todėl mūsų šefas Don Kęstutis jums sukuria nuostabų nepakartojamą ledų asortį. Man atrodo, jūs ne čia paskambinot. Ne, mes čia paskambinom. Mes buvom informuoti, kad jūs ir jūsų vaikas labai mėgstate ledus. Todėl mes... Paklausykit. Šį rytą aš atsikėliau ir pamačiau, kad apsiniaukė. Tada aš nuėjau į vonią ir pamačiau, kad baigėsi dantų pasta. Aš prausiausi po dušu ir mane išgąsdino mažas voriukas. Taip, aš bijau vorų.
Aš pusryčiams norėjau išsivirti kiaušinį. Kietą kiaušinį, o išėjo minkštas. Aš labai norėjau kieto kiaušinio, aš tikrai labai norėjau kieto kiaušinio. Tada ėjau į darbą, mane aptaškė automobilis. Aš sužinojau, kad man darbė sumažino atlyginimą. Po 5 metų gyvenimo kartu mane paliko žmona. Aš atvažiavau į viešbutį ir pasakiau jai, Inga, paskambinau jai ir pasakiau, Inga, jeigu aš tau nors kiek rūpiu, iki 11 valandos tu man paskambink. Kodėl iki 11? Jūsų reikalas. Todėl, kad prieš 6 metus, lygiai tokiu pat laiku aš ją pirmą kartą pabučiavau. Ir aš savo pasakiau, kad jeigu jinai man nepaskambins, aš per valandą nusižudysiu. Likus 53 sekundėm paskambinot jūs. Ir dabar aš jau nebesužinosiu, ar jinai man skambino. Bet tai neturi reikšmės, nes jūs vis tiek esat paskutinis žmogus, su kuriuo aš kalbuosi. Tai jeigu pjaustysitės, tai pasistengit, ką nors pasitiesti ir nepritaškykit. Nes šiaip jau čia yra žmonių, kurie tvarko šitos kambarius. O jeigu nuodysitės, tada patarčiau nevartoti nividenų. Nes visi žino, kad nividenas suveikia tik 15% savižudžių. Taip, iš viso šiais laikais neverta pasitikėti vaistais. Pavyzdžiui, mano... Pavyzdžiui, jeigu jums įdomu, mano pusbrolis sumaišė miltelius Ariel, apelsininį Fairy ir, man atrodo, dar Vanish. Ir žinot, jam suveikia greičiau negu per 15 minučių. Tiesa. Kai jį surado, jis kvepėjo apelsinais. Nelė, aš suprantu, kur jūs sukat. Nebandykit manęs perkalbėti. Jūs galvojat, kad jūs man bent truputėlį rūpit? Palaukit, kiek jums ten beliko? 45 minutės. Tai dar jūs turit laiko pasiruošti. Pasiruošti? Čiagi smagiausia dalis. Kiekvienas savižudis turi suvalgyti savo paskutinę vakarienę. Aš neturiu pinigų. Aš visko pasirūpinsiu. Labą dieną. Labai norėtumėm karališkos vakarienės 2. Romantiškos karališkos vakarienės. 853. Aha. Tik jeigu galit, palikit prie durų. Čia siurprizas bus. Ačiū. Koks čia keistas viešbutis. Atnešė šaukštą kepsnių valgyti. O žiūrėk. O tu esi bandęs užsidėti krevečią ant kepsnio? Labai skanu. Sakyk, man iš balso atrodo, kad tu labai senas. Meluot labai mėgstu. Graži tavo žmona? Ne, aš tai niekada netikėsiu. Kad aš nemėgstu žmonių. Nieko čia gėdingo nėra. Visi meluoja. Taip. Tik aš dar truputėlį daug. Pavyzdžiui, krevetės mėgstu valgyti vien dėl to, kad jau labai gražios. Aš šiaip nelabai mėgstu žmonių. Tu pasižiūrėk jas vieną. Kažkaip nuo vaikystės man taip gauna. Kaip tu atrodai? O jeigu dar pamatau kokį languotai, dryžuotai, spalvotai, apsirengusį žmogų, žiūriu. Fui.
Nežinau, man jie atrodo kažkokie truputėlį nesveiki. Aha. O tu nerūkai, aš negaliu pakęsti besišypsančių žmonių. Aš pati vienas turėtų bent vieną kartą per mėnesį parūkyti, gal per kalėdą. Bet turiu nei brolių, nei seserų. 55, ne? Taip jau išėjo. Meilės iš viso aš nežinau, gal ir suklydau. Yra bent vienas vedęs, Lenkas, vidury miesto. Bet matai, ko tau per 100 metų? Man yra 12 metų. Tai jis būtinai prieis prie manęs ir paklaus, kur yra Gedimino pilis. Balsas mano nėra prarūkytas. 50 iš viso pasakas. Gal ir suklydau. Man kiek? Man yra 12 metų. 12. Dar jie labai gražus. Pavyzdžiui, krevetės mėgstu valgyti vien dėl to, kad jie labai gražus. Nepažįstama kalba, kad nežinočiau kalbos. O dar labiau patinka iš visų išsirinkt garsą ir žiūrėti žiopčių. Rašiau, daugiausiai rašiau. Ai, meluot labai mėgstu. Žiūrėt Gal filmus. nesimato? Nieko čia gėlėlė pasuoja. Pasakas. Visi meluoja. Tik aš truputėlį. Rašiau, daugiausiai rašiau. Vieną kartą per mėnesį aš būtinai surūkau vieną cigarą. Kokį nors gerą cigarą. Tokį, kuris kainuotų pusę mano atlyginimo. Novelės daugiausiai rašiau. Visai negaila. Tačiau mes turime novelės išsiėmę. Namuose. Yra nemalonumo, taip, nes aš novelės sutraukiu. Aš turiu būtinai surūkyti visą cigarą iki galo. Po to jau gali įtvanti. Ir tu pasakyk, tu man iš balso atrodo, kad tu labai senas. Klausyk, kad tu kada nors repetavai, kaip gulėsi karste. Ne. Rimtai? Štai kiekvieną vakarą prieš miegą repetuoju. Aš tai kiekvieną vakarą prieš užmiegant. Ai ne, gal tik to. Kas, nepasakyk. Na gerai. Aš kiekvieną vakarą prieš užmiegant išgeriu arbatos. Tikrai? Tai aš dar galiu atskleisti tau vieną paslaptį. Kiekvieną vakarą prieš miegant aš išsišukuoju plaukus. Prieš miegą, kai būnu vienas, aš atsistoju ant lovos ir įsivaizduoju, kad esu banglentininkas. Tai nuostabiausias dalykas, kokį tik esu girdėjus. Tu jau? Dabar užsimerk. Įsivaizduok, kad į tave pučia vėjas. Ištiesk rankas. Svyruok į kairę. Dabar į dešinę. Pasisuk.
Kas toliau? Kaip tai? Pasiruošimas. Skambutis. Tu turi paskambinti žmogui, su kuriuo labiausiai nori atsisveikinti. Net nežinau kam. Nežinau, geriausiam draugui, buvusiam klasiokui, kam nors iš šeimos. Iki. Klausau. Labas vakaras. Vienas protingas žmogus man patarė atsisveikinti. Aš norėčiau atsisveikinti. Kaip malonu. O kur jūs išvykstat? Prie jūros, banglente pavažinėti, laivu paplaukioti. O žinot, aš visai neseniai važinėjau banglente. Tikrai. Vienas draugas išmokė. Iki. Iki. Na kaip? Gerai. Suprato. Tai pasiruošimas baigtas? Ne. Dar reikia... Kokia tavo mėgstamiausia daina? O kam čia reikia? Tai kaip tu čia numirsi, nesudaręs garso takelio savo laidotuvėms? Sakyk. Vaikiška tokia apie upelį, apie varliuką, aš neprisimenu tiksliai. Upelis raunusis, koksai tu kvailiukas. Jį erzina, juokina žalias varliukas. Jį erzina, juokina žalias varliukas. Upelis raunusis, koksai tu kvailiukas. Tu tyliai tekėk, tegul gandras pamiega. Tu tyliai tekėk, tegul gandras pamiega. Šita? O kokia tavo? Kas? Daina. O kam to reikia, taigi ne aš mirštu šiandien. Niekad negali žinoti. Blue Moon. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms.
Tu?